Labas vakaras, treneri. Su pirmąja pergalė. Norėčiau sužinoti apie komandos sudėtį žaidėjų ir koks pasikeitimas įvyko trenerių štabe. Trenerių štabe papildė, išėjo, kaip žinom, Kazys Maksytis išėjo treniruoti Vilniaus Sakalų komandą, o papildė komandą vienavietis Arūnas Kačanauskas ir fizinio pasirengimo treneris Bronius Kazlovskis. Komandoje kaip ir pasipildėmės keliais naujokais. Tai Roko Narkevičium, Evaldu Žuku, atėjo jonavietis Tomas Maksimavičius į komandą ir Martynas Linkevičius. Keturi nauji žmonės, kur dar irgi sunku įsilieti į komandą, bet dirbom to klausimu ir manau, kad viskas bus gerai. Tie minėti žaidėjai jauni krepšininkai, iš kur jie? Evaldas Žukas yra iš Šakių, Martynas Linkevičius, jis jau kaip ir nėra tas jaunas žaidėjas, 25 metai, jis iš Kauno yra. Rokas Narkevičius 18 metais. Ir aplamai mūsų komanda šiai dienai sudaro 5 93 metų gimimo žaidėjai. Tai vis tiek vadinkim, išlaikėm tą jaunos komandos statusą. Šiandien iškovojote pirmąją pergalę. Iki to buvo 2 skaudus pralaimėjimai. Ką įžvelgėte komandoje? Kokių yra bėdų? Įžvelgiam tą, kad mums dar mūsų gynyba dar šlubuoja. Taip kaip ir matom, kad judam į priekį, bet vis tiek praleist 80 su viršum taškų mūsų trenerių tai netenkina ir komanda pati tą supranta. Dirbam to klausimu ir sakau, tik tai džiugina tas, kad šiandien laimėjom, šiandien užpuolėm. Bet praleistų taškų kiekis šiai dienai mūsų netenkina. Ar ta sudėtis, kurią matėme šiandien, galutinė, bent pirmajam ratui? Manau, kad taip, jinai bus galutinė. Galbūt dar mes vis tiek ieškom aukšto žmogaus, pastiprinti tą poziciją, bet iš esmės mes jau kaip ir susikomplektavome. Dėkui už pokalbį ir sėkmės. Ačiū labai.